rinkas ir toliau valdė pesimizmo banga. Europos bei Azijos indeksai vermėjo žemyn virš 3%. Panašu, kad investuotojai vėl apimti panikos ir abejonių vadovaujasi emocijomis. Europoje bendrovės skelbia apie sumažėjusius pardavimus, kas lemia menkesnį pelną. Sumaišties įnešė Goldman Sachs Group pranešimas apie 3200 darbuotojų atleidimą. Visą tai rodo, kad lėtėjanti ekonomika verčia bendrovės mažinti savo išlaidas, atleidžiant darbuotojus. Naftos kaina neženkliai šoktelėjo viršun, po Irano atstovo pasisakymo, kad OPEC būtinai turės sumažinti pasiūlą, kad sulaikytų kainos kritimą. Pabaltijo akcijų rinkos perėmė neigiamas tendencijas iš užsienio rinkų. Investuotojai ir toliau apleidžia savo pozicijas ir tampa pasyviais stebėtojais. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito 1,73%. Jų prekybos pradžioje rinkos žaidėjai buvo nusiteikę spausti akcijų kainas žemyn. Akivaizdu, kad nuo daugelio pozicijų nusisuko stambesni investuotojai ir prekybos apimtis palaiko tik spekuliantai. Iš viso buvo sudaryti 1279 sandoriai, kuriais perleista akcijų už daugiau kaip 3 milijonus litų. Didesnėmis apyvartomis pasižymėjo TLT bei Ūkio banko akcijos. Nuo trąšų gamintojos Lifosos akcijų kaina koregavosi žemyn iki 32,69 litų. Bendras šiandien biržoje kritusių ir kilusių pozicijų santykis buvo 18:6. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas smuko mažiausiai, vos 0,75%. Iš brangusių pozicijų labiau pasižymėjo Latvijos Kraibanka bei Latvijos Kugneciba akcijos. Iš viso Rygos biržoje buvo sudaryti 183 sandoriai, kurių bendra apyvarta siekia 61 000 Latvijos latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo net 4,67% kritimą. Labiausiai indeksą žemyn traukė net daugiau kaip 11% atpigusios Arko Varo bei Tallink Group akcijos. Nors prekybos pradžioje investuotojai palankiai reagavo į Baltiką skelbtus veiklos rezultatus ir kėlė akcijų kainą aukštyn, tačiau į pabaigą kaina stabilizavosi ties 1,49 €, vos 1 centu daugiau nei vakarykštė uždarymo kaina. Tikriausiai rinkos dalyvių stipriau veikia užsienio rinkų naujienos, nei geri bendrovės trečiojo ketvirčio rezultatai. Bendra biržos apyvarta buvo vos 691 000 eurų, o prekyba aktyvumu nepasižymėjo. Buvo sudaryti vos 360 sandorių. Šiandieną naujienų tiek, iki rytojaus.